Sveiki! Kai kalba pradeda suktis apie hibridus, turbūt daugumos galvoje atsiranda Toyota. Ir iš esmės jūs teisūs, 1998 metais paprastai savaime įsikraunantį hibridą išrado būtent Toyota. Bet per beveik 30 metų tokius hibridus pradėjo gaminti ir kiti gamintojai. Vienas tokių – Renault. Tai, ką išbandau šiandien, yra naujas 2025 metų gamybos Renault Symbioz. Kaip minėjau, pradžioje tai yra paprastasis savaime įsikraunantis hibridas, 1,8 litro, išvystantis 158 arklio galias ir tai yra pati galingiausia šito modelio versija. Varantis ratai priekiniai, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 vos 105 gramai vienam kilometrui, vadinasi, taršos mokesčio dar nebus. Modelis dar pakankamai naujas, tai yra pirmoji jo karta, kuris startavo pernai 2024 metais ir aišku, naujas jis pardavinėjamas toks, kokį matote šiandien, o gamoje jis pozicionuojamas tarp Captur ir Austral. Kaip minėjau, tai yra pati galingiausia Symbioz versija, bet apskritai gamintojas mums siūlo rinktis iš 3 skirtingų versijų. Tai yra 1,3 litro benzino su mild hybrid sistema, kas, kaip mes žinom, nėra tikrasis hibridas. Ir yra dar 2 versijos, tai yra 1,6 ir 1,8 litro, kokią turim šiandien. Abu bus savaime įsikraunantis paprastieji hibridai, o bendrai visų versijų galia svyruoja nuo 140 iki 158 arklio galių šitoj siaubingai rimtoj versijai. Na, o jeigu man bekalbant jau užsimanėt nusipirkti savo naują arba naudotą automobilį, tai kviečiu užsukti į portalą autoplius.lt. Šiuo metu portale turim daugiau negu 40 000 naudotų automobilių skelbimų. Tai tikrai išsirinks daugumą žmonių, nuo tų, kurie ieško labai pigaus ir seno, iki tų, kurie ieško brangaus ir naujo. Jeigu visgi, ką paminėjau, užsimanėt naujo automobilio, tai kviečiu užsukti į autoplius.lt naujų automobilių katalogą, ten galėsite pasidaryti į kainas, versijas ir komplektacijas. Jeigu visgi perkat naudotą, tai kviečiu užsukti į autoistorija.lt tinklapį ir būtinai pasitikrinti perkamą naudotą automobilio istoriją, tada sužinosit jo daužimus, skendimus, avarijas, ridos tikrumo pasitikrinsit ir visus kitus dalykus. Primenu, autoistorija.lt, o kai naudositės mūsų paslaugomis, tai pasinaudokite ir nuolaidos kodu autoplius15, tada gausite 15% nuolaidą vienai ataskaitai. Paskutiniu metu man labai patinka atsinaujinusių Renault automobilių dizainas, neišimtis ir šitas modelis. Jis atrodo šiuolaikiškas ir modernus, tokių griežtų linijų, nežinau, viskas man atrodo gerai. Štai čia yra pagrindiniai žibintai, lediniai, dienos ledai yra štai čia, kaip matote, jie tokios žaibo formos, nežinau. Štai čia yra bamperio turbūt ar kažkurios čia vietos dalis, tokie įspaudimai ant jo yra keistoki, man jie žavesio nesukelia, o čia yra tai, ką įprastai vadintume grotelėm. Automobilio lygis 4,41 m, tai jis toks, sakykime, nelabai didelis. Prošvaisa 17 cm, tai absoliučiai standartiškai kaip tokio dydžio SUV-ui. Iš detalių turim tamsintus langus, šiek tiek sidabro po jais. Man kaip visada trūksta stogo bagažinės laikiklio. Turim šį kartą 19 ratus, jie svyruoja nuo 18 iki 19, tai jeigu norit minkštesnio, rinkitės mažesnius. Arko apsaugas tokia pati apdaila apačioj, noriu atkreipti dėmesį, kad štai čia yra nemažas kampas, kuris uždaro slenkstį, tai savo kelnių ar kojų neturėtumėte išsipurvinti net ir lietingą dieną. Na, o visiškai bereikšmė ir jokios įtakos automobiliui neturinti apdaila yra štai čia. Na, o pažiūrėjus į galinę dalį, man tiesiog norėtųsi paploti dizaineriui, nes pažiūrėkit, kokie gražus trikampės formos galiniai lediniai žibintai, kurie net ir prasitęsia šiek tiek iš šono kėbulo. Atrodo fantastiškai. Turim spoileriuką, miniatiūrinį valytuviuką, dailų užrašiuko ir nei vieno duslintuviuko. Jeigu eksterjeras ypatingai modernus, tai vidų atsisėdus čia pasidaro aišku, kad esame ekonominės klasės nelabai dideliam automobiliui. Turim įprastą
tamsų interjerą, tamsios lubos, sėdynės, centrinė konsolė. Turim šiek tiek sidabrinės spalvos apdailų čia, aplink podelį laikiklius. Turim keletą persim tokių, bet bendras vaizdas pakankamai paprastas. Mes pažiūrėsim į kokybę. Tai čia tokia kietoka vietelė, kuri taip dreba ir apskritai šitą vietą drebinant, dreba visas vidurys. Kaip ir dreba šita vietelė. O ekranas, paklausykit, traška. Toliau, čia tai neblogas apdailas, man patinka alkūnę pasidėti visai malonu. Čia irgi neblogas. Ok, čia jau nelabai turiu kur kabinėtis. Ir net daiktadėžė pakankamai tyli. Tai čia yra pagrindinė surinkimo problema. Pačios sėdynės nėra ypatingai plačios, bet jos neblogai rėmina tiek ir nugarą, tiek ir šlaunis. Abi valdomos elektra, abi šildomos, kaip tokiam mažam automobiliui. Čia yra gana daug vietos. Dabar pabandysiu atsistumti į pačią toliausią poziciją. Tai aišku, pedalus vis dar pasiekiu ir vairuoti galėčiau, bet tos vietos tikrai yra. Kas man gal užkliuvo, tai ta sėdėsena pakankamai stati, norėtųsi truputėlį giliau į automobilį atsisėsti, bet aišku, jeigu būtų padaryta sėdėjimo pozicija tokia, kad galėčiau atsisėsti giliai, tai aišku, tada galiniam keleiviui būtų dar mažiau vietos, tai čia tokia bendra crossoverių problema. Kalbant apie multimediją, tai ekranas ypatingai didelis, kaip tokiam mažam ekonominės klasės automobiliui, ir tas ekranas labai geras. Ir geras nebe priežasties, jį kūrė Android kūrėjai, tai kai žmonės, kurie sugeba daryti savo darbą, jį daro, tai aišku, rezultatas gaunasi geras, tai multimedija greit perprantama, yra visos reikalingos funkcijos, galite pasižiūrėti orus, žemėlapius, yra Apple CarPlay, Android Auto sistemos, nežinau, praktiškai neturiu kur kabinėtis, čia valdomi ir automobilio nustatymai, ir jūsų asmeniniai reikalai, tai ekranas greitas, patogus, ryškus ir man labai patinka. Dar viena vieta, kuriai neturiu priekaištų, tai yra klimato kontrolės valdymas, viskas valdoma fiziniais mygtukais, čia tiksliau gal svirtelėm, bet nuo to nemažiau patogu, gal man net dar labiau patinka tos svirtelės negu mygtukai, kaip girdit, visada yra atsakas plus mygtukas fizinis, visa informacija yra multimedijos ekrano apačioje. Jinai yra vienos zonos, ne dviejų, bet dėl to labai nepriekaištausiu, valdymas patogus ir greit perprantamas, tai ačiū Renault. Vairuotojo rodmenys yra skaitmeninėme ekrane, dar vienas kokybiškas, ryškus skaitmeninis ekranas. Čia galima keisti vizualizacijas šiek tiek. Man kas gal ko pritrūko, tai neįmanoma įsidėti įprastos vizualizacijos su spidometru ir tachometru, tai tas būtų šiek tiek fainiau, bet iš principo čia matosi daug informacijos susijusios su saugumo sistemom, su važiavimu. Čia galima persikelti ir navigacijos rodmenys, nepaisant to, kokią navigaciją jūs naudojat, ar Waze, ar Google Mapsus, ar dar kažkokią kitą. Ir čia galima keisti ir spalvas. Aišku, tos spalvos keičiasi tik perjungiant važiavimo režimą, bet, turbūt smagu tai, kad atsėdus automobilį ir pamačius spalvą esančią vairuotojo ekrane, jau iš karto suprantat, koks režimas yra įjungtas. Tai čia apart tachometro ir spidometro, kurių man trūksta, irgi nelabai turiu kur kabinėtis. Vairas ir dar viena vieta, kuri man visai patinka, visų pirma dėl to, kad čia turim taškuotą odą. Tai ją labai malonu liesti. Kitas dalykas, vairas turi tokio sportiško storumo, tai jį liečiant atsiranda toks lyg truputėlį net sportiškumo pojūtis. Pačiam juokinga tą sakyti, kai sėdi Renault SUV, bet taip jau yra. Vairas taip pat ir multifunkcinis, viena pusė valdo multimedijos keletą elementų, galima atsiliepti, taip pat galima pakeisti vaizdus mano minėtame ekrane, vizualizacijas, kita pusė labiau skirta saugumo ir kontrolės sistemų valdymui. Tas vairas taip pat ir reguliuojamas, turim nemažai skirtingų padėčių ir dar ir pypsi. Dar vieną dalyką, kurį noriu parodyti, tai yra stoglangis. Tai nėra neįprasta detalė, bet tiesiog jis neįprastai užtemsta. Vienu mygtuko paspaudimu, pažiūrėkit, vyksta elektrochrominis užtemimas. Užtemsta iki pusės, jeigu noriu, užsitemdau ir dar. Tai saulės spindulius labai stipriai apriboja šitas stoglangis, bet vis tiek ta šiluma jaučiasi ir nebus automobilį taip vėsu, kaip būtų, jeigu čia būtų užuolaidėlė. Tai dar kartą pasigrožėjimui. Labai gražiai. Taip pat, kai kurie iš jūsų mums rašėt, kad labai norit, kad į apžvalgą įdėtume kolonėlės. Tai šį kartą turim
Harman Kardon kolonėlės, kurios man visai patinka ir paklausykim, kaip jos groja. Jas įvertinsiu nuo 1 iki 10, nes kitaip nežinau, kaip jums apie jas papasakot. Kur baigėsi scenarijus, prasideda fantazija. Nuvešiu tave į Bahamus ir tada į Aziją. Vegasas, Monako, ne taip į Kaziją. Daug žemų girdisi, švariai pakankamai girdisi. Tikrai suprasi, aš pasakoju tiesą, jau tu neapsimesi. Mano gyvenimas. Panašu, kad jos ir neblogai sureguliuotos buvo prieš man pasigarsinant, tai nori suduoti net kokius 8 iš 10. Aš kaip Donis, kai rankose tu mano, aš jaučiuosi kaip krabonis. Na, aišku, be dėtuvė apžvalgos mes tikrai neapseisim ir esu maloniai nustebintas. Duryse labai plati dėtuvėlė, autoplius milžinpodis tiesiog įkrenta, nei kiek spausti nereikia ir ji užsidaro gale, tai jūsų raktai ar koks nors mažas pinigėlis toli labai nenusileis, tas man patinka. Čia turim dar 2 puodelių laikiklius, jie pakankamai dideli, tai tas milžinpodis telpa, plus kampeliuose yra dar tokie įspaudimai, jeigu tas puodelis būtų mažesnis. Turim 3 vietas pasidėti telefonui. Viena štai čia, kur mano didelis telefonas netelpa, bet įprastas telefonas tikrai tilptų. Dar viena tokia pati vieta yra štai čia, įprastas vėlgi telefonas tilptų, netelpa tik didelis, o apačioj yra bevėlio įkrovimo funkcija turinti dėtuvė, į kurią telpa net ir mano milžiniškas telefonas, tai tas yra faina, tų dėtuvių daug. Viršui dar turim 2 USB-C jungtis, vieną 12 voltų jungtį, štai čia turim porankį, kuris prasilgina, kas yra patogu, bet dar norėtųsi kartais jį, pavyzdžiui, užfiksuoti truputėlį aukščiau, kad galėčiau alkūnę pasidėti, bet aišku, šitos funkcijos mes neturim. Pats porankis siaurutis ir mažutis, o daiktadėžė tai yra kokia gili. Pažiūrėkit, atidarau, tiesi ranką. Ir dabar tik tai pasiekiu dugną. Norėčiau, kad operatorius prieitų arčiau ir parodytų mano pirštų galus, kaip jie toli. Wow! Tai šito iš tokio mažyčio automobiliuko aš tikrai nesitikėjau. Galėsit prisigrūsti pilną daiktų ir niekad nesitvarkyti automobilių. Mano ūgis 1,84 m ir dabar atsisėdu iš to mažylio galą. Priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip vairuoju, tai sėdėjimo pozicija kaip ir prieki, taip ir čia labai stati, bet dėl to ir dėkinga, nes kojom vietos yra pakankamai daug, nuo mano kelių iki sėdynės lieka dar porą pirštų, plus jeigu atkreipsi dėmesį iš tos vietos labai juokingas ir čia būtų galima labai daug tyčiotis, bet dėl to, kad jos minkštos, dideliam žmogui atsisėdus tie keliai taip stipriai ir taip skaudžiai neįsirems, tai važiuosit nepatogiai, bet ne taip nepatogiai, kaip galėtumėte važiuoti, jeigu čia būtų labai kieta. Toliau prasiversiu langą, ne iki pat apačios tam, kad man būtų gaiviau. Automobilį turim 2 USB-C jungti, štai čia per vidurį, vieną 12 voltų jungti. Turim labai keistai kabaliojantį diržą, kurį ko gero visada reikėtų laikyti prisektą, jeigu nenorit, pavyzdžiui, važiuoti posūkį ir girdėti. Tai turbūt padarysiu aš tą patį irgi prieš mūsų kelionę, jeigu man pavyks. O, pavyko. Žodžiu. Sėdynės pasidalina tik į 2 dalis, 60-40, tuoj tą pademonstruosiu. Atlenkus sėdynę, diržas bus štai taip, kai jį patvarkysit ir uždarinėsit sėdynę, tas diržas labai puikiai prisispaus, dėl to kiekvieną kartą turėsit taip nepatogiai viską susitvarkyti. Ir aišku, turim Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus, be dangtelių su užtrauktukais, man labai patinka, nieks nepasimes, išimat kėdutę, užsegut užtrauktuką ir viskas. O jeigu čia niekas nesėdi ir jums reikia daug vietos bagažiniai, tai dar galite pasidaryti, patrauksiu savo kojas, nes jų toj neliktų. Ir štai tokį dalyką, prisislinkti šitą sėdynę artin ir tada turėti daugiau litrų bagažiniai. Tai čia yra fantastiškai geras sprendimas, kai reikia vežti daiktų, o ne žmonių. Dabar einu pažiūrėti, kas gero bagažiniai. Bagažinės talpos neatsimenu dėl to, kad nepasižiūrėjau. Bagažinės talpa 492 litrai, kaip matot, ji atsidaro elektra, net šitam mažam prabangiam automobilį. Dugnas yra trigubas, pirma dalis pasikelia, čia galim susitalpinti daug daiktų, pasikelia antra dalis, čia įtelpa gana nemažai daiktų, kaip pavyzdžiui, toks daiktas, ir dar lieka papildomos vietos. Toliau kitas fainas dalykas, šitą daiktą galima susitalpinti po 2 dugnų, bet ne taip paprastai, visų pirma turiu šitą išimti, tada turiu išimti šitą,
jau pavargau. Tada turiu įgrūsti šitą daiktą. Labai paprastai, labai patogiai, be jokių problemų susitalpina. O taip, labai lengva ranka įdedat. Ir tada galim uždėti dugną. Ir vežti kažkokį tai jau savo didesnį krovinį. Jeigu reikia tos vietos dar daugiau, galima užsilenkti ir sėdynės. Ir tuo jums pademonstruosiu, kad nors įstumdamas, kad dugnas tampa visiškai lygus. Tai krovinius kišt, traukti ir taip toliau bus nesudėtinga. Kitas dalykas, galim šitą daiktą išvis išimti. Tada išimti tą daiktą, kurį vos sugrūdom. Nu ir tada turim tiesiog labai didelę bagažinę. Plius 1, 2, 3, 4 kabliukai pirkinių maišeliam. Nu, o dabar, žinoma, mes pažiūrėsim į galinio vaizdo kamerą. Ir galinio vaizdo kamera kol kas yra pats prasčiausias dalykas šitam automobilį. Turiu 360 laipsnių vaizdą iš karto, kas yra gerai. Ir turiu galinės kameros vaizdą ir vienas yra labai neryškus ir kitas yra dar neryškesnis. Nepaisant to, kad yra 4 kameros ant visų kampų, man kažkodėl automobilis siūlo įsijungti dešinę kamerą. Štai šitoj pusėje. Bet nėra nei vieno mygtuko, kur galėčiau įsijungti priekinę arba galinę arba kitos pusės kamerą. Gal ir logiška, nes bortelis, prie kurio parkuojas, turbūt visada bus dešiniai pusėje. Bet jeigu aš ten mačiau paukščiuką ar kokį nors trišiuką ar varlytę, kurios nenori pervažiuoti, o gal ten didelis akmuo ir man šito pasirinkimo kameros nesiūlo. Tai keistoka tokia vietelė, kuriai duosiu 2 iš 10. Na, o dabar kaip visada išvažiavom į kelią ir pradėsiu nuo vieno labai svarbaus momento. Tai kaip žinia, visiems naujiem automobiliam pagamintėm ir parduodamėm Europos Sąjungoje turi būti įdiegti tam tikri perspėjimai. Šiuo atveju, pavyzdžiui, apie nors 1 km per valandą viršijamą greitį, kas realybėje net nėra viršijamas greitis, nes dažniausiai jeigu jums automobilis rodo 90, tai jūs turbūt važiuojate 88. Tai šitie perspėjimai išsijungia visuose automobiliuose, tik dažniausiai reikia eiti kažkur giliai, multimediją, kažką rinkti, spaudinėti ar per borto kompiuterį ilgai ieškoti, bet ne Renault. Renault turi vieną mygtuką, jį paspaudžiat 1-2 kartus, išsijungia visos saugumo sistemos ir jūs savo ramiai važiuojat. Tai ačiū Renault už šitą nuostabų ir paprastą būdą. Kalbant apie pačio modelio valdymą, tai vien pagal jo dydį ir tai, kad yra hybridas, akivaizdu, kad jis yra orientuotas miestui, tai labai lengvai sukasi vairas, labai geras stabdžių jautrumas, turim net ir regeneraciją, kurią mes galim įsijungti. Nedidelis susisukimo spindulys, visą tai padeda važiuoti mieste. Dar kas man labai patinka mieste, kad tai yra hybridas ir vienas dalykas, aš turiu elektros sukimo momentą, kaip pavyzdžiui dabar paspaudžiu ir automobilis iš karto pradeda traukti, iš karto pradeda judėti, tai apsilenk tuo momentu. Pakankamai paprasta. Kitas dalykas, kas bent jau man labai aktualu, tai hybridas prie sankryžų nesikūrena. Vienas dalykas neišmetu CO2, kitas dalykas tiesiog nedrebu. Na, o kalbant apie komforto ir valdymo santykį, tai man atrodo, kad Simbiozė išvesta puiki formulė ir inžinieriai padirbėjo tiesiog puikiai, nes automobilis ir pakankamai gerai valdomas, bet tikrai nėra sportiškas ar labai standus. Tuo pačiu turi šiek tiek komforto, bet ne per daug, kad automobilį vis dar būtų galima valdyti. Tai čia bravo inžinieriam, kurie padarė tikrai puikų darbą ir atrodytų, kad automobilis tam tikrose ribose, aišku, nes tai nedidelis ekonominės klasės crossoveris, bet tam tikrose ribose jis suteikia viską, ko gali reikėti. Pakankamai įspūdinga. Sąnaudos, aišku, yra viena gerųjų iš to automobilio dalių. Paskutinės keletą dienų važinėjau pakankamai smagiai, kaip turbūt suprantat iš dabartinio akceleravimo. Ir borto kompiuteris man rodo vos 5,2-5,3 litro 100 km. Ta sąnauda šiek tiek svyruoja, bet tai yra nuostabus rezultatas, nes jeigu važinėsit labai ramiai, ypatingai jeigu tokį automobilį nusipirksit mažesnėme miestelėje, tai gali būti, kad jūsų sąnaudos nesieks net 5 litrų. Nu, kas yra labai gerai ir nežinau, ko jau čia geriau gali norėti iš benzinų varomo automobilio.
Kalbant apie matomumą, tai priekį viskas labai gerai, gal vidurinį veidrodėlį truputėlį norėtųsi kilstelti viršų, bet apart to viskas gerai. Statramsčiai nors ir stori, čia turim dar po papildomą langelį, kuris suteikia šiek tiek daugiau matomumo. Dideli veidrodžiai skelti, tai ta galinė veidrodžio dalis šiek tiek lenkta, kad matytume akląją zoną, kaip senesnėse šiek tiek automobiliuose turėjom. Plus ant tos dalies dar turim ir aklosios zonos indikatorių, tai apskritai padidina stipriai saugumą. Gale per langą lyg ir viskas matytųsi gerai, bet man šiek tiek trukdo šoninių sėdynių atlošai ir galinis statramstis pakankamai storas, tai čia nematomumo zona gali šiek tiek susikurti. Iš kitos pusės, automobilis šiek tiek aukštesnis už lengvuosius, ta sėdėsena pakankamai stati, tai matau ir šiek tiek virš priekyje važiuojančių lengvųjų automobilių. Na, o dabar patikrinkim garso izoliaciją prie 50 km/h, kaip tik važiuojam per miestelį, įsijungiu savo aparatą ir nutylu. 63 decibelai yra neblogas rezultatas prie 50 km/h ekonominės klasės automobilių. Dabar pabandysim prie 90 km/h. 67 decibelai, tai akivaizdžiai automobilis sako, kad jis yra ekonominės klasės, bet jausmiškai, jeigu lyginčiau su, pavyzdžiui, Toyota, tai čia garso izoliacija geresnė. Ir pabaigai kaip visada, šiek tiek skaičių. Kasko kaina bus 580, jeigu jūs Biržų rajono gyventojas, jums 50 ir vairuoja daugiau negu 18 metų. 18-mečiui Vilniečiui kasko kaina pakils iki 850 €, kas mano galva irgi yra pakankamai sąžininga suma. Pačio modelio kainos startas maždaug 30 000 € ir jiem tikrai yra hibridinių alternatyvų. Pavyzdžiui, Toyota CHR, Honda HR-V, Hyundai Kona, Kia Niro, ar galų gale tas pats Ford Kuga, kurią išbandžiau ir kurios 2,5 litrų hibridas yra visai vertas dėmesio. Ar vertas dėmesio Renault Symbioz? Manau, kad tikrai taip ir manau, kad jeigu ieškot hibridinio vidutinio dydžio crossoverio, būtinai reikia jį išbandyti, nes automobilis turi kokybiškai suderintą važiuoklę, puikias interjero elektronikos sistemas, turi praktišką interjerą ir pakankamai konkurencingą kainą. Tai, kaip sakoma, what's not to like? O aš, bičiuliai, kaip visada sakau, ačiū, kad mus žiūrit, pakomentuokit, kokių automobilio apžvalgų norit, palaikinkit video, užsukit į socialinius tinklus ir ką, pasimėgaukim gerą likusią vasarą. Iki!